Nežinau tiksliai dar kada sudėliosiu čia šitos vaizdo įrašus ir kokia tvarka jie bus. Bet po praeito karto, kai pasidariau šitą, išsipjoviau, praėjo 3 dienos. Bandžiau žvejoti. Nuvažiavau, pasidėjau, gavau 15 minučių lietaus, tada gavau 40 minučių lietaus ir vis dar belyjant, teko grįžti namo. Nežinau, tą vaizdo įrašą darysiu jums ar ne, bet dar viena žvejyba nepavykusi šiemet. Dabar pagalvojau, kad iš tikrųjų labai senai, kada filmavau, kaip kaltų iškapoju. Čia negaliu skaityti šitą žymę dėmesio. Šiek tiek susimaišiau. Tai va štai šitą atligę kalto dalimi. Dedu aš ją į tą pusę, kur yra nereikalinga mediena, kurią iškapausiu. O štai šitą vat nužulnę kalto dalį dedu į tą pusę, link kurios judu. Kas darosi tokiu būdu? Tokiu būdu šitą vat nužulni kalto pusę verčia mano kaltą išspjauti tą nutrūkusią medieną. Išmuša ją į šoną, išstumia. Jeigu kalčiau taip, kas gautųsi, kad mano kaltas būtų stumiamas link štai va šitos vat geros, dar nenukaltos medienos. Ir progresas būtų mažesnis. Neklausiu, kaip tai žinau. Tikrai neteko to daryti atvirkščiai kelis kartus. Telnas iškaltas, kiauras jau su lizdas. Dabar liko prisiartinti dygį. Tai jeigu dygio prisiartinimo nematėt niekados, kaip aš tai darau. Jeigu tai yra pirmas vaizdo įrašas, kurį manote, tai labas beje. Turiu čia dygį. Turiu atžymėjimą pasidaręs, kiek man reikia. Turiu rauterį rankinį. Jeigu pasibit, pas mane daug yra rankinių įrankių. Reikia prisiveržti.
Gerai, tai lygtais aptvarkiau, bet tikrinu dar čiučiut trūksta. Tai vadinasi, dar biškutį reikia. Kadangi su šituo pabandymu nuėmiau sluoksnį visą nuo pat pradžios, pat pabaigos, vadinasi pasikeitė storis, galiu vėl pabandyti. Jau šita pusė lygtais netoli. Čia jau ganėtinai gal ir įeina. Bet dar gal reikėtų... Apačio šiek tiek gal reikėtų. Nei daug, nei mažai užtrukau. Čia su gražiai. Čia gražiai susijungia. Čia tarpelio irgi nėra jokio. Nėra pats lengviausias dalykas sudėti. Bet puikiai visai neblogai man patiko. Nu, tarpelis čia kaip visą laiką reikia tikėtis. Kažkoks tai bus. Dabar mintis tokia, kad daryti kaištį čia. Ką man? Šiek tiek per plonas. Per mažai išlindęs, ne? Mano tokia ir jų mintis. God damn it. Gerokai dar suploninsiu šitą. Ir va, štai vat vietoj padarysim tokį. Dėl ko taip aš maniau padaryti? Kad galėčiau išardyti. Neklijuosiu. Kišiu kaištį, paliksiu. Ta patį padarysiu su skersiniais iš viršaus. Gal. Aš jeigu taip pat nepadarysiu su jais, nėra tikslo visu šito taip daryti. Gerai, permąstysiu. Mintis padaryti štai tokį sujungimą. Šitoje vietoje. Niekada nedariau tokį. Pabandžiau, kiek aš čia įsivaizduoju, atsižymėti jį, susibraižyti. Tai iš esmės tai yra suleidimas dviejų dalių, tai šita dalis išsipjauna čia, šita dalis išsipjauna čia. Priedo štai va tokia va dalelė dar išsiema štai čia. Tai čia pjūvis. Čia reikės, nežinau, kapotis gal. Ir bandyti kažkaip pilnai išspjauti, pasižeminti. Ir paliksiu be klijų. Neklijuosiu nieko čia. Skyrus kojų, mordas, lizdus ir dygius. Nežinau. Tikiuosi bus gerai, nes tikrai negaliu pasakyti, ar bus gerai.
sudėjau ir pastebėjau vieną bėdą. Šitas įpjovimas turi tęsis pilnai. Blogai biškai pasižymėjau. Bet nepadarytas įpjovimas tai dar nėra pačia didžiausia bėda pasaulyje. Čia greitai. Čia šiek tiek per giliai. Čia apskritai forma netokia. Pamiršau šitos išimti. Šitas vadalėlės išimti. Šitas šiek tiek geresnis, šitas šiek tiek laisvesnis. Tai dvi pagrindinės klaidas padariau, kokias galima buvo padaryti. Vieną iš karto viską išiminėjau netikrindamas, o kitą šiek tiek paskubėjau braižydamas. Nieko, dar dvi liko. Sujungimas ganėtinai tvirtas. Jeigu reikės pernešti stalą, turėtų laikytis. Na, galiausiai, jeigu bus jau man labai baisu, tai tiesiog padarysiu čia skylę, vieną varžtą įgręšiu ir bus 4 varžtai mano stale, kurie laikys. Bus vietoj klijų. Nes noriu padaryti, kad galėčiau išardyti. Kai reikės pranešinėti pro duris, jeigu bus suklijuotas, čia netilpsiu tiesiog. Dėl tos priežasties padariau tokį. Dabar ar tas sugrėžimas reikalingas bus, tai nemanau. Paliksiu tokį. Na, nebent jeigu ką nors pakelsiu stalą ir tiesiog nusimaus. Bet ne tik. Kitos dvi dalis, kitos dvi pusės, kai darysiu, bus šiek tiek tvirčiau. Visos dalys sujungtos. Turiu visą stalo pagrindą. Čia per daug gal artis padariau, čia biškutį per plačiai. Ten susileidžia per daug. Čia tarpas kažkoks random atsiradęs. Įvairiausių dalykų atsirado. Tobulybės nebūna, nereikia. Ką, su stalu baigta. Nebent dar daryčiau šituose leidimus dabar. Bet šitą biškutį galiu vėliau padaryti. Kol stalo viršus pajudės, pavaikščios, reikia jį pasiruošti. Turiu štai tokias vienko papjovimo lentas. Iš tokių lentų reikia pasidaryti kitą stalą. O turint tokias lentas, kad pasiruoštum, reikia obliuotis. Ir pirmiausia, reikia nusiobliuoti vieną paviršių, tada vieną kraštą, šoną ir daug susipjauti, daug susiraismusuoti. Taip reikės dabar daryti. Turiu tam 2, 3, 5 lentas taip padaryti. Jos nėra storos šitos. Šitos yra 2,7 tipo rašęs. 30 kai kur milimetrų. Nėra labai storos. Pakankamai lengvos. Nebus taip sunku kaip šitos. Aišku, gal ir keistai atrodė stalviršis apie 2,5 cm storio, o visas paviršius didžiulis 5 cm storio lentos. Parašykite komentarus, ar blogai padariau, kad tokį ploną stalviršį pasirinkau ar ne. Ką jūs manote?